Gegužės 8. Ir tas yra pažadas, kurį jis pats mums pažadėjo amžinąjį gyvenimą. 1 Jono laiškas, 2 skyrius 25 eilutė. Visi turėtume suprasti, kad turime nuveikti tam tikrą darbą, mums duotų garbingų Dievo pažadų srityje. Jei kalbėsime apie laikinus mūsų gyvenimo dalykus, tai Dievas pažadėjo, kad duonos ir vandens mums nepristigs. Tačiau tai nereiškia, kad turime nesirūpinti ir neišnaudoti tinkamos progos, apsirūpinti laikinais gyvenimo dalykais. Taip pat jis pažadėjo, kad dalyvausime būsimoje karalystėje, tačiau nuo mūsų priklauso, ar padarysime mūsų pašaukimą ir išrinkimą tikru. Dievas yra visiškai pajėgus ir visiškai pasirengęs atlikti visą savo dalį, susijusią su kiekvienu reikalu. Tačiau mūsų labui jis kviečia mus, kad parodytume tikėjimą darbais, tai yra, bendradarbiaujant su juo, protingai išnaudotume visas tinkamas galimybes. Amžinasis gyvenimas tai nėra natūrali, įgimta žmogaus nuosavybė, bet Dievo dovana, suteikta tiems, kurių charakteriai yra santaikoje su jo charakteriu. Ištikimųjų atžvilgių šis pažadas yra tikras ir patvirtintas Jehovos priesaika. Jeigu esame ištikimi, tai mūsų tikėjimas su nepajudinamu tikrumu gali laukti jo pažadų išsipildymu. Koks įkvėpimas ištikimybei turėtų būti toks pažadas? Klausimai, kokią turėjo įtaką šis tekstas man šią savaitę? Kodėl, kokie buvo rezultatai? Ir tas yra pažadas, kurį jis pats mums pažadėjo amžinąjį gyvenimą. 1 Jono laiškas, 2 skyrius 25 eilutė.